paauglystėje iš tiesų gal pirmą kartą tai pabandžiau padaryti, bet sakyčiau, tiesiog šypsenos gavimas, kada tu matai, kad tikrai darai gerą darbą, surandi tą kontaktą su žmogumi ir jis tiesiog laimingas. Pradžiai buvo taip įdomu, nes nežinai, atrodo, į kurią pusę eiti, ką daryti, bet matai, kad vieniem gal labiau reikia pagalbos, prie tų ir prieini ir gal ir labiausiai įsiminė tas senelis, kuriam padėjau kartu su savo kolegė, nes jisai gale viso darbo pasakė, kad jam labai gražu viskas, ką mes padarėm kartu ir pasakė, kad anūkiai padovanos savo kasmetinę. Tada paklausiau, koks vardas, sakė, kad Gabytė ir sakiau, kad manau, kad Gabytei tikrai patiks senelio dovana.